netgi ne tik tai, kad daugėja plastinės chirurgijos, bet ir adekvatumas yra didėjantis. Ta prasme, kad žmonės ateina jau gerai pasiskaitę, jie klausia, teiraujasi pakankamai tokių adekvačių dalykų ir tikrai labai retai aš jau sutinku tokių atvejų, kai žmogus ateina ir, sakykime, prašo to, kas yra jau nelabai suderinama mediciniškai. Tai tas yra labai smagu. Kokios, pavyzdžiui, būtų populiariausias, jeigu taip reikėtų išskirti, pavyzdžiui, vyram ir moteriam? Jeigu būtent lytinio organų? Yeah. Tai moterim, manyčiau, kad labia plastika, ta vadinama lytinių lūpų plastika, arba, dažniausiai tai yra mažinimas, elastingumo atkūrimas. Vyram, turbūt, kad vis tik tai, bent jau iš mano patirties, varpos storinimo procedūros yra šiek tiek populiaresnės negu varpos ilginimo. Iš operacijų, tai pavyzdžiui, tie patys viršutiniai vokai, viršutinių vokų plastika irgi jau yra pakankamai populiari. Aš kaip tik norėjau klausti, galvojau, gal žinai, ar čia vis dar yra mitas, kad tik tais moterys darosi viršutinių vokų operacijas, nes, žinai, gal vyrai taip paslapčia ateina, žinai, aš irgi čia noriu. Ja. Dabar jau tikrai bent jau man netenka matyti, kad ten kažkas slapstytųsi. Tikrai mitas, kad čia yra tik tai moteriška operacija, vyrai darosi ir netgi vyram dažnu atveju aš matau, kad labai reikia. Taip, ta prasme, būna tokie užkritimai, kur odos perteklius vyzdį pradeda dengti. Medicinoje 100% dėja nėra. Ir aišku, kad mes planuojam, kad būtų 100% viskas, bet gijimo tu nesuplanuosi, organizmo reakcijų tu nesuplanuosi, retkarčiais kartais visko nutinka.